Sveiki. Pati didžiausia padėka Šiaulių Respublikiniai ligoniniai. Visiems tiems žmonėms, kurie išgelbėjo mano gyvybę. 22 metais, antrais grįžau, 3 metais sausio mėnesį aš gulėjau Respublikinėje ligoninėje ir norėjau padėkoti visiems tiems žmonėms. Taip, mane priėmė tokia Eglė Budrytė, gydytoja, labai jauna, nežinau, 35 metų plius minus, arba labai jaunai atrodo, kuri buvo labai profesionali, bet labai nervinga. Tokia, tai ką jūs negalite atsakyti į tą klausimą? Tokia susinervinusi, nes aš nepatiko jos mano atsakymas. Ir aš labai neturėjau jėgų kalbėti. Ir dabar neturiu, bet tada buvau ypatingai silpna, nes buvau viena koja jau anapilintai. Ir tas toksai neturėjimas kantrybės, neturėjimas empatijos, tai tam žmogui labai reikia susibalansuoti. Nes, turbūt labai didelė apkrova, labai daug žmonių buvo priimamajame ir visiškai tai suprantama, nes situacija buvo tokia. Tai buvo ten tokia dar viena labai verkianti močiutė, kurios nepriėmė, verkė, šaukė, jinai sako, aš visą gyvenimą mokėjau mokesčius ir mano širdelė dabar daužosi ir aš žinau, kad man blogai, o jūs mane varote namo, man nesuteikėte pagalbos. Jo, labai švariai apsirengusi ta močiutė, tokiais megztais rūbeliais, tvarkinga, tikrai ne kokia ten Elgeta ar kokia nors ten tikrai labai. Tai irgi tokį dalyką pastebėjau. Tai kviečiu Eglę Budrytę pas mus. Nes jums reikia emocijų balanso. Ir tos dvasinės ramybės. Nesvarbu kokia apkrova, bet turite tą ramybę išlaikyti. Aš pati aptarnavimo sferoje dirbu, tai irgi žinau, kaip gali būti. Toliau. Budinti gydytoja buvo, jos vardas buvo Vytė, gal Rusija, jinai, nežinau, priėmė ir pasakė, ką mes darysim, kaip darysim, bet konkretaus paaiškinimo aš iš jos negavau. Aš bandžiau ir stengiausi, ir kad man paaiškintų, bet ten neturi laiko, 1, 2 ir viskas. Aš norėjau paklausti, kaip galima dar kitaip, ar galima plazmą pilti, nes teisingiausias būdas gydyti yra pilti plazmą, nes mūsų kraujas yra šventas ir jisai pats prisiderina prie mūsų DNR ir pasidaro toks, koks turi būti. Ypatingai ačiū gydytojai Astai Urbanavičienei. Kaip angelas atskrido ir dirba su tokia meile, su tokia atjauta, išklauso, paaiškina ir rankytę uždeda ten kiekvienam tam pacientui su tokiu nuoširdumu, irgi gan jauna, kokia 35 kokių metų plius minus. Be galo, tai tokie gydytojai turėtų būti. Čia yra pavyzdys šita gydytoja. Visada balanse, visada išklauso, visada ir aš negeriu šitų marmalų. Bet man kaip Asta Urbanavičienė išrašė tuos marmalus nuo skrandžio, refliukso ir aš sakau, gerai, gersiu. Jinai buvo tokia, kad aš ją pirmą kartą gyvenime taip patikėjau. Ir aš gėriau. Man padėjo. Tik tai man nepasakė, kad reikia nenutraukti tų vaistų taip greitai. Žodžiu, kaip geriam, pasibaigia ir mes nutraukiam. Bet man vaistiniai pasakė, vaistininkė, tai labai dėkoju, kas man tą receptą pardavė. Ir tuos marmalus, tai aš
gerai, kad man jinai pasakė, tai tada, kai aš žinojau, kad jau baiginėjasi, ten aš kokias 4 dienas dariau tiesiog kas 2 dieną ir va štai tokiu būdu aš nutraukiau. Tai aš labai dėkinga šitai vaistininkai. Vardo tikrai nežinau. Po to buvo tokia Dalia, kuri nukreipė mums į vidaus ligų skyrių, ten dėl apmokėjimo parodė, nuvedė, kur yra aparatas. Tarp kitko, labai įdomu su aparatais. Man buvo išrašyta sąskaita, kadangi aš pagal ne Lietuvos pilietę, taip gaunasi, kad aš esu deklaravusi išvykimą, bet aš turiu lietuvišką pasą ir aš jaučiuosi lietuvė ir aš numirsiu lietuvė. Ir aš neėmiau jokio karališkos šalies paso, todėl kad aš esu lietuvė ir aš numirsiu lietuvė. Ir aš nekeisiu. Tai pažiūrėsime, kaip dabar elgsis. Tai kai man buvo išrašyta sąskaita, buvo parašytos, kokie gydymai buvo, kokie tyrimai man buvo daryti. Tai įsivaizduokit, aš metu tuos pinigus ir ten buvo didelė suma virš 1000 eurų už visą mano tą gydymą, už 3 dienas. Bet man visą, kaip sako, kaip automobiliui daro visą peržiūrą automobilio, tai man viso kūno, mano visi organai puikiausiai veikia, viskas puikiausiai veikia, absoliučiai, nėra jokių absoliučiai sutrikimų. Tik pasakė, kad yra refliukso požymiai, tai dėl to ir išrašė tuos marmalus, tai aš juos ir išgėriau, tai ačiū labai. Ir plus dar man ten pridėjo dar apie 20 ar 25 eurus papildomai. Tai ar mes kokie durneliai esam ar kas, kodėl jūs taip darote? Tai jeigu yra parašyta tiek, tai tegul būna tiek. O jeigu yra dar kažkokie mokesčiai, tai prašau parašykite. Kodėl? Kai aš suvedžiau ten tuos visus kodus, tai mano lapas man rodo vieną, o ant tos sistemos rodo kitą. Aš tikrai nebejau ten ginčytis, aiškintis, nes aš neturėjau jėgų, aš vos paršliaužiau namo, mane atvažiavo tėtis pasiimti, jisai laukia, aš tikrai nekėliau ten tų vėjų, nes norėjau tiesiog išsiaiškinti, bet aš tikrai neturėjau jėgų. Tai dar vienas klausimas, kodėl jūs taip darote? Tai parašykite, už ką tas mokestis, už ką mes mokam. Mesgi ne avinai, mes turim smegenis, mes mąstome, tai būkit malonus, padarykite tai. Toliau. Labai labai ačiū kiekvienai sesutei, kurios yra tikrai nuostabios buvo ir kiekviena nuostabiai prižiūrėjo. Ypatingai buvo Eliutė Kondrotienė. Labai man, kai jo pastatė tas lašelinės, tai visą laiką priėjo, ten papildomai geležį, aš ten dar man lašino, viską aš turėjau nusipirkti pati. Ir jo Eliutė sako, dabar prilašinsim tau geležies ir sako, būsi geležinė ledi. Pone Eliutė, aš ir esu geležinė, nes tiek, kiek man teko patirti, turbūt nei viena moteris, tikrai nedaug žmonių taip tiek gali pakęsti, ištverti ir dar žiūrėti pozityviai į gyvenimą. Ir būti nugalėtoja, ir eiti su tuo tikėjimu, nugalėtojos tikėjimu. Tai tikrai labai mažai žmonių tokių yra. Tai labai ačiū Jums už priežiūrą, už kiekvienai sesutei, kiekvienai iš Jūsų. Ir būtent Eliutai. Ir jo, aš nusipirkau dar, liepė man nusipirkti, patarė gydytoja, papildomai geležies, aš nusipirkau tą geležį, vieną kartą sulašina ten 1 dozę, kitą kartą ten didelę dozę ir aš atnešu, ir ten buvo tokia administratorė, tokia labai jau ten vadovaujanti ir taip toliau. Ir aš sakau, čia norėjau su to receptu parodyti, sesutė atnešti. Mes viską žinom, ką tu čia aiškini. Aš neaiškinu, aš tiesiog
Nu, vat, kad, gal suklysto, gal kažkaip. Nu, čia tiesiog yra savisaugos instinktas, labai natūralus. Kaip jūs galvojate, dėl ko žmonės tą kyšį neša visą laiką? Dėl ko? Tas savisaugos instinktas, kada žmogus nepasitikė aukščiausiųjų, tai jisai toksai, kad tik man prižiūrėtų, kad aš nenumirčiau, tai žmonės neša pinigus, kiša tiems visiems, baltiems halatams, dešras, gėrimus neša, viską. Nu, dabar šiais laikais turbūt pinigus moka papildomai, kad tik kojų nepakratytų žmonės. Čia yra savisaugos instinktas. Taip ir pas mane, aš tiesiog, kad nesumašytų, kad, aš sakau, va čia, galvoju prie tų visų su to receptu ir padėsiu tas kapsulytes, tas ampulės. Tai jinai, ką tu čia aiškini, ką jūs čia dabar norite, kai jinai pradėjo ten balsą kelti. Tai va šitai moteriai aš labai rekomenduoju įsigyti saviugdos ABC pačiai pirmajai. Ir jūs, kai ateisite pas Aljansą, būtinai atneškite Jevgenijui visą papkę šitų, nežinau kaip dabar lietuviškai vadinasi, taisyklių. Atneškite visą papkę Jevgenijui. Ir Jevgenijus, kai paskaitys, jam turbūt akis čia. Kai pamatys, kas ten vyksta. Aš paskaičiau, kas ten yra parašyta. Ir kai aš gulėjau, aš jau ten buvau visiškai išėjus turbūt anapilin, jūs atėjote su kažkokiu angliškai kalbančiu žmogumi ir baksnojote į mane. Ir man kaimynės pasakė, sako, čia angliškai kalbėjo, sako, aš nežinau, ką ten sakė, nes sako, aš nesupratau ta moteris. Tai va, šita ponia būtinai pirmoji, privalote pati pirmoji atlėkti pas mus, į Aljansum. Jums labai reikės, nes taip su žmonėmis elgtis negalima. Jeigu žmogus yra silpnas, jisai daro taip, kaip jam atrodo ir nieko čia blogo, galima pasakyti, bet reikia išmokti pasakyti su atjauta, nes jūs dirbate ligoninėje, jūs nedirbate kokio nors pasų skyriuje. Jo? Ten visi silpni žmonės yra. Silpni, tiek fiziškai silpni. Ne? Tai va, ir kam čia dar norėjau padėkoti? Norėjau padėkoti dar tokia Viltė Čereškaitė, praktikantė, sesutė. Ji vedžiojo mane po kabinetus ir ieškojomės kabinetą, mes pasiklydome po tą ligoninę bevaikščiodamos. Jis klausė, sako, ar jūs nepavargot, sako, kaip nors nueisim. Silpna aš buvau, bet galvoju geriau pasivaikščioti, kad truputėlį pajudėti, nes kaip prilašino tų lašelinių, mano visas kūnas buvo toks išpurpęs, išpampęs, tu esi toksai. Tai žodžiu, ką aš supratau, kad truputėlį reikia didesnio laiko, per ilgesnį laiką tų visų lašelinių, nes per trumpą laiką organizmas tiek skysčių negali atlaikyti. Ir tuo labiau, kai tu nejudi, metabolizmas lėtėja, numiręs kūnas yra. Tai reikia ilgesnio laiko tom pačiom dozėm, tai tą aš supratau. Tai va, labai ačiū šitai mergaitei, maloniai mes pabendravome, tikrai su didelė atjauta dirba ir aš linkiu, kad ji taptų pačia nuostabiausia sesute. Ir po to buvo tokia 227 kabinete Angelė sesutė, kuri dirbo ir paskui darė endoskopiją Irina, kuri buvo iš Ukrainos, tai ačiū jums labai irgi, tai išverskite, jeigu aš supratau, kad jinai jau neblogai lietuviškai supranta, tai tas yra nuostabu. Ir visiems gydytojams, baltiems halatams, visiems baltiems halatams linkiu pažiūrėti filmą, vadinasi itališkas filmas, vadinasi Išgydanti meilę, rusiškai Исцеляющая любовь. Tai šitą filmą pažiūrėję, kad taptumėte tokiais baltais halatais kaip šitame filme. Jums nereikia pasiaukoti, jums nereikia atiduoti savo gyvybės taip, kaip padarė šitas žmogus,
Bet su tokia atjauta, jeigu jūs dirbsite, jūs visada laimėsite. Jūs melsitės už savo pacientus, jūs pamatysite, koks greitas bus jų gyjimas. Kiekvieną vakarą maldelė, iš ryto, maldelė už savo pacientus. Jūsų pacientai išgis greičiausiai. Su šita gaida ir su didžiausia padėka jums visiems, te laimina jūs aukščiausias, tegul jūs būsite sveiki, gyvensite darnoje, meilėje ir ačiū jums už jūsų meilę, už jūsų globą, už jūsų visus tuos nuostabiausius darbus, kuriuos jūs darėte. Tai čia mano būtų palinkėjimai jums, o visos sesutės, kuriuo aš klausiau, visos sakė, mes labai mylim savo darbą, bet mums labai nepatinka tai, kas vyksta. Tai visa Lietuva privalo žinoti, kas vyksta tose ligoninėse. Su meile, kaip visada, su meile. Viską darau tik dėl jūsų.